Sveiki, brangus žiūrovai ir klausytojai. Sveikinamės šiandien su jumis aš Laurynas ir pastorius Vytautas. Sveiki. Taigi, žvelgiame gilyn į Bibliją, tyrinėjame raštą ir šiandienos tema bus Tėvas, Sūnus ir Dvasia. Įsimintina eilutė sako, o globėjas šventoji dvasia, kuri mano vardu Tėvas atsiųs. Jie išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Taigi, Vytautai, trumpai apie ką šiandieną mes diskutuosime. Nu, iš principo apie tai, kas šitoje eilutėje ir parašyta. Ir aš galvoju, kad vat ši tema tokia atrodo jautri ir tokia sudėtinga šiais laikais. Nu, ji nesudėtinga iš tikrųjų. Nors vėl, iš kur pasižiūrėti. Pažiūrėsim, pabandysim iš visų pusių apžiūrėti, bet jeigu šiaip prieit nuolankia širdim prie Dievo žodžio ir paskaityti šitą eilutę, tai man atrodo, tos temos galėtumėm ir nediskutuoti. Ta prasme, galėtumėm nesvarstyti, nes čia viskas parašyta. Ir apie tėvą, kuris atsiūs, ir apie šventąją dvasią, kurią atsiūs, ir kieno vardu ją atsiūs. Tai yra viskas atrodo labai išdėstyta. Ir kas mokė, ir kas primins, vienu žodžiu, nu, vat, čia ir visos pareigos, ir visos funkcijos, reiškia, nurodytos, kas ką daro ir kas va, taip bendradarbiauja, kaip jie tarpusavį, reiškia, ir kaip visą tai vyksta. Atrodo, lik ir viskas pasakyta. Dažnai visi trys e, yra labai diskutuotini ir visose visokiausių teorijų yra. Vieni Mhm, neigia taip. tėvą, kiti neigia sūnų, kiti neigia dvasią, kiti ir tą neigia, kiti ir tą pripažįsta, kaip kas nori, taip tas skaito. Taigi čia realiai ar galima būtų tai vardinti šiandieną kaip tokią trejybės temą? Taip, taip. Ko gero, tai ir teisingiausia būtų įvardinti šitą temą būtent taip, nes, na, iš vienos pusės tie, kurie, kaip sakėjai, neigia kažką, tai jie visada paprieštaraus, kad šventam rašte tokio žodžio nėra, tačiau, na, tai terminas daug ko nėra šventam rašte ir kur mes sugalvoja tam tikrus terminus. Kaip, pavyzdžiui, dengiant, nu, kaip dengiant į dangtį. Martynas Liuteris kažkada pavadino, nu, čia sandoros skrynios, reiškia tą dangtį, pavadino malonės sostu. Nu, nėra Mhm. to išsireiškimo šventam rašte, bet jis tai pavadino pagal jo funkciją. Na, tai nieko tokio. Manau, kad žodžiai visi priimtini, visi geri. Jeigu kažkas nervina, nu, tas žodis, sakysim, nervina kažką, pavyzdžiui, tai aš dažniausiai nenaudoju jo, matau, jeigu žmogui tai nepriimtina. Kitaip sakant, naudojosi tuo Pauliaus patarimu, kuris laiškė romiečiams 14 skyriui berods pasakęs, kad jeigu tavo laisvė kažkuo tai užkliūva broliai, na tai nesinaudok ją, žiūrėk, kaip jį išgelbėti. Kitaip sakant, mes neturėtume mėtyti kažkokių papiktinimo akmenų. Čia labai slidus tas momentas, kur jeigu galvoji, kad gali papiktinti savo brolį, tai nedaryk. Mhm. Visą tai gali papiktinti savo brolį, kad tu ženiesi. Šiuo atveju, jo, čia šiuo atveju kelyje pas Dievą. Tai yra, jeigu gali kažkoks tai atsirasti akmuo kelyje pas Dievą. Na, kaip apaštalas Paulius prisiminė, sakė, sako, graikui aš kaip graikas, žydui kaip žydas. Tai yra prie graiko prieinu per graikišką filosofiją, ar ne, kaip jis ten Atėnuose prisiminė apaštalų darbų knygoje parašyta, kaip jis Atėnuose diskutavo ir pabandė jų pačių poeto žodžiais, reiškia, būtent apibūdinti Dievą ir kaip jis ir koks jis. Žydam jis taip tikrai nebūtų aiškinęs, tikrai nebūtų, nes būtų akmenim užmėtę. Mhm. Jis žydam kitokių prieimų, laiškas Hebrajam geriausias pavyzdys, ar ne, kaip jisai žydam aiškina tokį dalyką. Vienu žodžiu, na, čia tiesiog prieimo klausimas. Tai yra reikia rūpintis, kad žmogui būtų suprantama ta tema pagal jo supratimą. Tai yra, kokiam supratime jis yra, kokiam lygiai yra, reikia tokiam lygiai paaiškinti.
Gerai, pradėkime tada nuo tėvo. Kalbėkime apie Dievą tėvą. Mhm. Na ir apibūdink mums tėvo vaidmenį visame tame. Išgelbėti per Kristų, mes dažnai Evangeliją skelbiam, kad mums būtent į Kristų kreiptis. Kiti sako, kreiptis tik į tėvą. Tai vis dėlto kaip yra šitoje hierarchijoje ir kaip yra. Pa, pa, pristatyk man tėvą jo, jo aplinkoje, mūsų aplinkoje. Taip, na, pirmiausiai, va, tas išsireiškimas tėvas, kieno jis tėvas. Nes Jėzus jį vadina tėvu, savo tėvu, bet jis vadina jį ir mūsų tėvu. Tai yra tėvas, tai vat, jau pats žodis jis reiškia tam tikrą funkciją, ar ne, tam tikrą veiksmą, kurį atlieka. Tėvas, kuris myli, kuris pasirūpina viskuo, ar ne, o tas, kuris prižiūri, tas, kuris, nu, kurio tvarka namuose, ar ne, tai yra va, tas tėvas. Na ir yra mums rašte ir daug vietų, vat, sakysim, toj pačioj Jono Evangelijoje, kurią mes ir tyrinėjom šį ketvirtį, tai 3:16, 17 va tos eilutės, 3:16 turbūt daug kas mintinai žino. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Na, čia įvardinamas Dievas, tai yra, nu, ir daugumai tėvas asocijuojasi būtent Dievas. Ten ginčių, sakysim, dėl Jėzaus kyla, dėl šventosios dvasios, bet tėvas visiems aišku ir aš nežinau, turbūt, jeigu bent kiek raštą skaitė arba tikintis yra, tai jis visada supras tėvas, tai yra Dievas. Nu, dėl jo niekas nesiginčia, dėl jo dieviškumo niekas nesiginčia. Tai yra, ir čia matom, kad jis myli. Pirmiausiai, Jėzus jį pristato kaip mylintį. Mylintį ir iš to viskas išeina, tai yra jo veiksmai, o jo veiksmas pirmiausiai tai jis nori išgelbėti. Jis nori išgelbėti, dėl to atsiunčia savo sūnų. Va tas Čia gal, gelbėjimo misija, taip. čia gal į tą tiktų ir pradžios trečios skyriaus 7-9 eilutę. Mhm. Dar irgi tokia Dievo viena savybė atskleidžia. Pradžios trečias skyrius. 7-9 eilutės. Mhm. Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Čia šitą turėjau omeny. Pradžios 3-7-9? Mhm. Trečias skyrius nuo 7 eilutės. Ne šitą turėjau omeny. Aš turėjau omeny, kur Dievas atėjo ieškoti žmonių Edeno Aha, sode jau po nuodėmės. aišku, Kur, tai yra tada. kur ateina Dievas ir ieško kontakto su žmonėmis, ta prasme. Mhm. Tai jau čia 9 eilutė. Bet viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu? Jis atsiliepė, išgirdau tave vaikščiojantį sode ir išsigandau ir taip toliau. Tai yra, Dievas ateina ieškoti žmogaus, Mm. Dievo iniciatyva. Tai turėjau omeny, ar ne? Jo, matai, žmogus prisidirbęs kažko tikrai neina pas Dievą. Mhm. Ir įdomu, kad vat, nuodėmė atrodo kažką prisidirbai ir vietoj to, kad eitum pas tą, kuris galėtų ištaisyti, tu kaip tik eini ir slepiesi. Na taip, prisidirbau. Prisidirbau ir tom didžiuojasi, žinai, toksai terminas. Nu, nuodėmė Tai, atstumia, kaip bebūtų, mes netgi tarpusavio santykiuose tą pastebė, ar ne, jeigu kam nors kažką negerai padarėjai, jam nuodėmę mhm, padarėjai, ar ne, tai yra jį kažkaip užgavai. Nu, po to nesinori mhm. su juo susitikti, po to kažkaip baisu, o ką jis pasakys, ką jis pagalvos ir taip toliau. Em, Mes vis tiek matome, ar čia man toksai klausimas, kaip, ar mes kalbėdami apie Dievą turėtumėm žiūrėti per trejybės prizmę? Ar mes turėtumėm juos atskirti? Ar jie skirtingų charakterių, tiek Jėzus, Dievas, šventoji dvasia ir, na, ta prasme,
supranti, pats išgelbimo planas vis tiek jisai per Jėzaus prizmę eina visą laiką. Taip, taip. Ir čia iš tikrųjų Jėzus apie tai yra pasakęs, aš ir tėvas esame viena. Pameni, ten Jono 13 berods. Tai yra Mhm, aš ir tėvas esame viena. Ir tai atrodo, na, čia aš manau, tai iš tikrųjų vat, mūsų nuodėmingos prigimties jau problema. Kai kurių dalykų mes tiesiog nesuprantam. Ir iš viso šitas klausimas, kiek aš jį savo tyrinėjau, tą trejybės klausimą, ar ne, nepapiktinant to, kam tai nepriimtina, bet va šitą klausimą būtent tėvo, sūnaus ir dvasios. Tai supratau, kad čia visa problema kyla iš mūsų nuodėmingos prigimties, kuriai vienybė kaip po tokia nėra priimtina. Na, mes kiekvienas pats vienas ir mums to užtenka, ar ne? Ir o tas vienybės klausimas mums labai sudėtingas. Geriausia, ką žmogus savo protu ir savo, nu, tuo, nežinau, supratimu galėjo prie ko prieiti, tai toks žodis tau teko girdėti tolerancija. mhm. Tolerancija, tai Taip. mes galim toleruoti vienas kitą. Tai yra, nu, priimti tokį, koks yra, nesiginčiai dėl tam tikrų skirtumų. Bet kada Jėzus mus pašaukė į vienybę ir sako, būkite vienos minties, arba Jono 17 skyriui, kur jo malda yra ir kur jis meldžiasi, 3 kartus sako, kad jie būtų viena, kaip aš ir tu esame viena. Tai yra va, ta vienybė, kurią jisai vadina po to vienas kūnas, ar ne, va, Dievo bažnyčia, tai yra va, Dievo žmonės, visi tai kaip vienas kūnas. Tai jis kviečia mus į tą dangišką vienybės supratimą. Mūsų vienybė šitą prasme, na, labai šlubuoja. Va ta tolerancija, žinai, iš kur tas žodis tolerancija kilo? Na, na, Nu, labai kažką įdomi. reikia toleruoti. Labai įdomi istorija. Tai iš konkretaus žmogaus pavardės, ar ne, Toleranas toks buvo. Tai, nu, vienu žodžiu. Na, Jis okei. tarnavo, jis buvo ministras, nepamenu koks, bet jis buvo ministras, kiek prisimenu, Napoleono vyriausybei. Po to, kai Napoleonas, reiškia, pralaimėjo, nu, nepralaimėjo, kai buvo Paryžius užimtas, reiškia, ir grįžo karalius, ir jis, reiškia, po to perėjo ministru tarnaut karaliui. O kai Napoleonas grįžo iš Elbės salos, reiškia, ir vėl atstatė savo tą imperiją kaip imperatorius, grįžo, reiškia, ir kiek jis ten neilgai, ten kelius mėnesius, reiškia, buvo, jis vėl grįžo pasitarnauti. Ir va, nuo jo vardo būtent atsirado šitas žodis - tolerancija. Tai yra būt kaip Mm. toleranas, kuris tarnauja ir tam, atėjo jo priešininkas ir tam tarnauja, ir grįžo tas, ir tam vėl tarnauja. Vienu žodžiu, o toks toleruojantis. Tai yra, nu, šiandien kitaip galbūt pavadintų jį, ar ne? Yra Ne, kitokių jo, pavadinimų. dabar pasako, kad ir tolerancija turi ribas. Mhm. Jo. Tai be abejo, nu, šiuo atveju toleranas buvo be ribų. Tai gerai, bet esmė tai, kad žmogus vat, vienybės klausimų jis priejo tik tai to. Tokios ribos. Pas jį nėra tokio vienybės supratimo kaip aukojimuose dėl kito ir taip toliau. Tai yra, nu, va, tos absoliučios vienybės, būkite vienos minties. Ir šiandien bažnyčioje dažnai kyla tas klausimas, reiškia, o ką reiškia būti vienos minties? O tai aš galiu turėti vis tiek kažką savo nuomonę, kažką, nu, kiekvienas nori kišeniai turėti kažkokią, nu, sakysim, špygą kažką, nu, nerodyti ją atvirai, bet vis tiek kažką skirtingo nuo kitų turėti. Supranti, ir dėl to mūsų protui taip sudėtinga suprasti Dievo vienybę. Ir taip jis yra tėvas, taip jis yra sūnus ir šventoji dvasia. Klausyk, jo, o galima Jis su tuo vienas. sulyginti, kaip Hmm? kiti sako, kad kaip ir šeimoje vyras su moterimi yra vienas kūnas, žinai. Ne, ne, Vis ne, tiek ne, kaip ne, ir ne, atskiri, ne, bet kaip ne, vienas ne, kūnas. ne, negali, iš vis to negali Negali, ne. lyginti su niekuo, kas šitoje žemėje yra. Nerealu. Nėra iš vis pavyzdžio tokio. Ir bet koks bandymas kažkokio analogijų nubrėžti, supranti tuo klausimu, jis yra labai Mhm, pavojingas, iš karto įgrius į ereziją. Nes va čia mhm, šeimos tas modelis, reiškia, arba dar kažkoks ten modelis, ten vandens modelis, kaip, reiškia, ledas, vanduo ir garai, reiškia, ir ten kiti visokie tokie sulyginimai. mhm. Netinka, absoliučiai netinka. Nieko, kas žemiška, tam netinka. Tiesiog nėra tam palyginimui.
Jo, Dėl tik to, tai problema, kad mūsų protas nori labai susistematizuoti tai ir todėl visą laiką ir įimi kažkokį palyginimą. A, tai reiškia, čia tai kaip tas. O jeigu žmogui nesusistematizuoja, jeigu jis neranda asimiliacijos su kažkokiu tai mhm. reiškiniu, tada jisai pradeda tai neigti. Taip, taip. Taip, supranti, vat, ant kiek mūsų protui tai nepriimtina, kad netgi mūsų mumyse pačiuose nėra vienybės. Sakysim, Mhm. protas ir emocijos, ar ne? Ir nesutarė Mhm. tarpusavį. Norai ir logika, dar kažkas, tai vienu žodžiu. Ir ten nuolatiniai kovoj prieštaravimas. Ir tu turi nuolat įdėti pastangas ir kovoti, aha, reiškia, žinau, kad tai nėra blogai, bet man to labai norisi ir taip toliau. Arba man patinka, nepatinka, arba aš pykstu, bet reikia valdytis ir taip toliau. Vien nuolatiniai kova vyksta. Pas Dievą to paprasčiausiai nėra ir būt negali. Supranti, tai yra, vat mes, sakau, iš savo šitokios būsenos, žiūrėdami į Dievą ir bandydami jį paaiškinti bet kokiais žodžiais, mes, mes atrodom labai juokingai, mažų mažiausiai juokingai, o tai ir papiktinimą skleidžiam. Tai yra, mes nepaaiškinsim to dalyko. Dėl to tiesiog mes galim paimti va tai, ką mums raštas duoda. O jis duoda mums pirmiausiai tai, kad tėvas tai tas, kuris atsiuntė, kuris myli, kuris atsiuntė ir kuris atidavė savo sūnų ir jis nori mus išgelbėti. Tai va tiek mes va, apie tai žinom. Gerai. Tau toksai iš šono klausimas. Mhm. E, o kam melstis? Dabar žiūrėk, aš atsimenu iš vaikystės, Mhm. kaip aplinkiniai visi pažįstami, nu ne visi, daugelis, meldėsi Marijai. Nes realiai Marija buvo toksai kaip ir geras, geras tarpininkas, Mhm. kuris jau Dievas tavęs neprims, bet Marija, nu tai tikrai prastums. Nu kaip Jėzaus mama, žinai, nueis ir jau, nu jau tikrai išprašys to Dievo, žinai, kažkokius dalykus. Dabar, kai suaugęs esi juokinga, atrodo, ant kiek žmogiškus santykius bandoma pritemti Dievui, žinai. Čia tipo, tarsim, tu pasimelsi Mariją ir per pažintis, nes jinai daug sukalbamesnė negu ten tas Dievas, ar ne, jinai prastums tai, ko Taip, tu taip. nori. E, dabar mes turime, jeigu mes įvardame, kad Dievas yra iš trijų asmenų, tai yra tėvas, sūnus ir dvasia, tada žmonėm kyla klausimas, ką melstis? O čia labai paprasta. Iš tikrųjų, labai paprasta, kadangi Jėzus pats yra pasakęs, kam melstis. Ir reiškia, prašykite tėvo, jis jūs myli ir sako, prašykite tėvo ir ko prašysite mano vardu, tą jisai duos. Tai yra, aišku, prašyti tėvo, bet jo vardu. Nu, vėlgi, jeigu kiti priima tai kaip po tokią geležinę taisyklę ir jos apeiti negalima, dvasiai melstis negalima, tėvui, tai yra pačiam Kristui melstis negalima ir taip toliau. Okay? Kristus mums davė šitą formulę ne tam, kad mes, reiškia, va, tik tai taip prieinam, tik tai taip galima, bet tam, kad mūsų galvoj aiškiai, reiškia, įsitvirtintų mintis, kad pats tėvas mus myli. Ir va čia tai, ką tu sakei, iš tikrųjų yra nepriimtina jau vien dėl to, kad idėja sklinda, kad tėvas yra piktas ir mes galim arba per Kristų, nu arba netgi galbūt ir per Mariją. Ar ne? Tai yra ne. Būtent Jėzus ir davė šitą formulę tam, kad mes užtikrintumą turėtumėm, kad jis mus myli. Jis tai pasakė ir pats tėvas jūs myli. Tai yra jis mus myli. Ir nereikia kažkokių tai ten fokusų, o melstis. Nu, yra pavyzdžių rašte, kad ir dvasiai meldžiasi. Berods pas Ezekėlį yra, kiek aš prisimenu, bet nesu tikras. Nors irgi, pavyzdžiui, apaštalų darbuose irgi ten rašoma, kad va, ten dvasia nurodė tą, jie klausė ten. Tai yra va, ta diskusija ir su dvasia vyksta. Tai yra esmė ne tame, reiškia, oi, mes papiktinsim kažką. Jeigu dvasiai melsimės, tai papiktinsim. Ne tame reikalas. Mūsų galvoj turi įsitvirtinti, Jėzaus supratimu turi įsitvirtinti ta mintis. Pats tėvas mus myli. O jisai reikalingas kaip tarpininkas. Kaip tarpininkas, kadangi jis už mus mirė. Ir jis yra tiesiog lengvesnis kelias mums suprasti tėvą. Kas matė mane, matė tėvą. Jėzaus žodžiai. Tai yra, va čia vėl Jono 14, ar ne? Tai yra, kas matė mane, matė tėvą. Kodėl, sako, nu, ten, kai jo paklausė, paprašė, parodyk mums tėvą. Nu, iš esmės tai sako, jums suprantamiausia bus, jeigu jūs į tėvą žiūrėsit į mane ir suprasit, koks yra tėvas.
Nes jūs vis tiek nesuprasit, nu, dangiškų dalykų. Nikodemui prisimeni, jisai sako, aš tau kalbu apie žemiškus dalykus ir tu nesupranti. O kas bus, jeigu pradėsiu kalbėti apie dangiškus? Tai vat mums duota žemiškas Dievo supratimas. Kolosiečiams, berods antram skyriui, ten yra 14 eilutė, neprisimenu, kad jame yra pasireiškia vat visa dievybės pilnatvė. Neturi atsivertęs. Kolosiečiam antras skyrius. Ne, neturiu. Mhm. Tuoj, aš čia pat atrodo. Aha, va. Devinta eilutė. Antros skyriaus devinta eilutė. Juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Visa dievystės pilnatvė. Ir jūs esate pripildyti jame visokių kunigaikščių valdžių galvoje. Tai yra, vat jame yra visa dievystės pilnatvė. Na, tiesiog mums tai, vat, taip suprantamiau ir nereikia ieškoti kažkokio kito būdo. Kai kiti sako, o ne, mes tiesiai pas tėvą eisim. Nu, atsiprašau, Jėzus pasakė, kad niekas nenueis pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Tai yra, jis yra va, tas suprantamas mums, žmogiškam protui, suprantamas modelis Dievo. Tai yra Dievo va, tas apreiškimas mums per jį duotas, kad žinotumėm, koks yra Dievas. Klausimas. Su tuo pažinti sūnų reiškia pažinti tėvą. Nu, argi mes nepažinom tėvą iš anksčiau? Na, o tu pasakyk, kiek procentų Kristus atskleidė mums tėvo nepažįstamos pusės? Vat skaitant Senąjį testamentą, vat ant kiek mes tėvo Mhm. nepažinojom, kad Kristus atskleidžia mums visiškai kitą paveikslą. Ar taip yra? Na, pasakysiu taip, iš tikrųjų, kada Dievas, na, Adomui, aš manau, tai buvo visiškai suprantama. Netgi dar iki tam tikros, iki Tvano turbūt ir Nojui buvo suprantama, ar ne, tai yra va tai linijai visai. Ir Abraomui, su kuriuo Dievas kalbėjo veidas į veidą, ar ne, ir Mozei, su kuriuo Dievas kalbėjo ir buvo draugas, ar ne, ir kalbėjo veidas į veidą. Ir kitiem va tokiem, su kuriais Dievas labai artimai kalbėjo, buvo suprantamas. Jis atskleidė save vėlgi ir per visą tą tarnavimą. Jeigu skaitysi atidžiai kokią nors išėjimo kunigų knygą, tai tu aiškiai matysi Dievą, koks jis yra, kaip jis rūpinasi savo tauta ir kaip jis galų gale apvalo žmogų nuo nuodėmių, kiek pastangų įdeda. Gi visas, pavyzdžiui, šventyklos tarnavimas, tai ten visas nukreiptas tik tai tam tikslui. Vėlgi, va čia irgi žmogiškam protui tai atrodo, oi, kokia našta, reiškia taip viską tiksliai padaryti, visus tuos ritualus, čia tiek taip papjauti ir tokį papjauti, reiškia ir kraują ten, o suvalgytą toj vietoje, o ten to tiem negalima, tiek taisyklių visokiausių ir taip toliau. Bet iš kitos pusės Dievas parodo, žiūrėkit, ką aš dėl jūsų padariau. Aš atėjau čia apsigyvent tarp jūsų į šitą šventyklą. Bet tam, kad jūs nepražūtumėt mano akivaizdoje, aš padariau visą tą, kad jūsų protas suprastų, ką reiškia prieiti prie manęs jum nuodėmingiem žmonėm. Kiek daug jums reikia suvokti, kad vat, už jūs yra aukojama, kad už jūs miršta kažkas nekaltas, kad jo kraujas praliejimas už jūs ir kad jūs nesupleškėtumėte Dievo akivaizdoje, ar ne? Tai yra, nu, vat, tas, supranti, norint, vat, nuoširdžiai prieinant, ar ne, Dovydas tas pats irgi atrado irgi ir Dievą aprašė, vat, būtent kaip jis jį aprašė. Ir jis netgi suprato tą aukojimo sistemą, ypač po savo nuodėmės, 51 psalmėje, prisimeni, kai jisai su Betšeba, reiškia, nusidėjo ir po to vat, jo ta nuodėmė apie savo, reiškia, jis ten tiesiog apie savo nuodėmę tą išlieja širdį ir ten vat, parodo tą tikrą vat, tų visų aukų prasme, tikrą auką Dievui susigraudinusi dvasia. Tai kad vat, Dievas nori kiekvieną iš mūsų atvesti į savo artumą, kad mes pajustumėm, koks jis gailestingas ir koks jis geranoriškas mums ir kaip jam nepriimtina, o tie mūsų visokie norai, reiškia, ir mūsų tie, reiškia, tos, reiškia, užsigeidimai, vienu žodžiu, o tie troškimai mūsų, kokie jie mums pražūtingi yra. Tai visa tai duota buvo, tik tai, kada atėjo Jėzus, na tai tapo taip
matoma ir taip priimtina ir, nu, aš nežinau, dar daugiau kažką tai arčiau ir galų gale, kada jis mirė ant kryžiaus. Mm, Tai pasimatė visų savo, va ta šviesa nuo kryžiaus, nu aš nežinau, žodžių nerandu, ką dar jis U- galėjo padaryti, kad mes nepamatytumėm, koks yra Dievas. Užmiršai paminėti patarlių knygą ir psalmes, Mhm. kurios irgi, ta prasme, na, ta prasme, rodo tam tikrą Dievo pažinimą, Taip, Dievą taip, taip, šlovinant. taip, taip. Taip, ir patarlės, ir psalmės, bet svarbiausia, tai sakau, kryžius vis dėlto, nes jau vien pats kryžius, supranti, tada jeigu, žiūrėk, kaip gaunasi, tada jeigu, o, tai kai kas prieštarauja, kad Jėzus ne Dievas, ar ne, tai kas mirė ant kryžiaus tada? Jeigu ne jis mirė, tai yra ne Dievas atėjo, kad numirti, nu, numirti ten ant kryžiaus, jis tapo žmogumi, kad numirti, nes jis kaip Dievas numirti turbūt negalės. Tai va, jis tapo žmogumi, kad mirtų. Ką jis dar galėjo dėl žmogaus padaryti? Ir kiekvienas, kas sako, kad Jėzus, na, ne visai Dievas, tai tada toks įspūdis man Na, gaunasi, jo, kad jo, čia tuo kryžiaus pačiu jau, kad auka tai tokia tik imitacija jo, meilės. tai kadangi jau paminėjai, tai gali, dalis žiūrovų tikrai žino, bet dalis žiūrovų gal ir verta priminti, kokia yra esmė. E, Kuom yra pavojinga sakyti, kad Kristus buvo ne visai Dievas, ar nebuvo Dievas. Tai va, čia būtent ir pats Tai pavojus vat baisiausias. gali porą sakinių šitą ir apibūdinti. Taip, nu praktiškai žmogus, žiūrėk, tada gaunasi kas? Jeigu ant kryžiaus mirė ne Dievas atėjo numirti, o jis atsiuntė kažką tai tokio žemesnio už save. Pranašą. Nu, Jo, pranašą kažkokį ir taip toliau. Vienu žodžiu. taip. Tai tada, nu, auka galėjo būti bet kas, ar ne? Tada gali į tos aukos vietą, gali bet kas atsistoti. Ir tada, reiškia, Dievas neatidavė pats savęs. Supranti, tai yra ne pats save atidavė. Reiškia, jis rado pakaitalą kažkokį už save. Ir tada, va, tas Dievo meilės pažinimas, jisai pas mus galvoj, jis nepasieks va to nu, kritinio taško, ar ne, va to sudužimo taško. Ai, nu tai čia, vienu žodžiu, kažkokį pakaitalą surado, vienu žodžiu. Nu, maža ką, jis Dievas gali bet ką sukurti. Ne pats ateito, gali bet ką sukurti. Nu, kas jam reiškia bet ką sukurti, kadangi jisai kūrėjas, bet ką sukurs ir atsiūs vietoj savęs, reiškia kažką tai numirti. Tai yra iš tikrųjų, va čia galvoj gaunasi va toksai stabdis, kuris neleidžia pažinti Dievo meilės iki galo, iki to dugno, visiško dugno. Kada mūsų širdis sudūšta. Ir gaunasi, kad jeigu už tavo nuodėmės mirė žmogus, tai gaunasi, kad tu ir pats gali išsipirkti savo nuodėmės per darbus, o ne per Taip, malonę. taip. Na, čia labai Tada, svarbus išgelbėjimo klausimo. Ta prasme, aš nežinau, kodėl žmonės abejoja šituom, na, kad Kristus Dievo sūnus, žinai, bet aš girdžiu vis kars nuo karto tokių abejonių. Bet tai tada visas išgelbėjimo klausimas tampa visiškai beprasmis, jeigu tu paneigi Kristų Dievo sūnų. taip, taip ir praktiškai tik pakerta tikėjimą, nes tikėjimas iš esmės tai stovi ant ko. Kažkada skaičiau labai gerą frazę. Tu gali, sako, pareikšti, kad tu tiki, jeigu tu suvoki, kokią kainą Dievas sumokėjo už tave. Ir supranti, ir kuo tu labiau mažinsi tą kainą, tuo tavo tikėjimas grius, daug greičiau sugrius. Kitaip sakant, tu tiesiog pakerti savo tikėjimui šaknis. Jisai neatlaikys išbandymų. Nes tikėjimas, kiekvienas tikėjimas, jis turės būti išbandytas ugnimi, ar ne? Tai yra mes turim praeiti va tą, prisimenė apreiškimo trečiam skyriui, ten Laudikijos bažnyčiai, reiškia, duotas tas nurodymas, sako, pirk iš manęs ugnyje išgryninto aukso. Tai va tas Mm. tikėjimas išbandytas tikėjimas būtent. Tai va jis nepraeis tų išbandymų, jeigu jis neturės va šito pamato. Tai yra su tos suvokimo tos kainos, kurią Dievas už tave sumokėjo. Gerai. Kaip tada
Žiūrėk, tai mes gyvenam tokiam laikė, kad mes matėm Jėzų ir kreipiamės į Dievą per Jėzų. Mums išgelbėjimo planas visiškai aiškus. Tarsi klausimų nėra, ar ne? E, Mhm. kaip, kokiu būdu į išgelbėjimą ėjo tie, kas gyveno prieš Jėzų? Per atgailą, tai yra va, šventyklos tarnavimas, jisai vedė žmogų į atgailą. Ir kaip ir Ar... minėjau, 51 psalmiai Dovydas va, būtent va, šitą labai gerai apibūdina. Mhm. Tai yra esmė buvo ne, kaip jisai ten sako, esmė ne tie gyvuliai, kurie buvo ten paaukoti. Sako, tau nereikalingas tas kraujas, tau reikalinga sudužusi širdis. Tai vad būtent ką Dievas iš tikrųjų norėjo per visą tą tarnavimą padaryti, tai padėti žmogui suprast, kad kiekviena jo klaida ir kiekviena nuodėmė labai brangiai kainuoja. Kažkas nekaltas miršta. Ir pats Dievas atėjo ir apsigyveno tarp žmonių, kad kiekvienas žmogus galėtų ateiti ir suvokti, kad pas Dievą į jo artumą galima ateiti tik tai tokiu būdu, per auką, per kraują. Tai yra, tai būtent veda žmogų į atgailą. Tai yra tik tai per tai jie ir galėjo būti išgelbėti. Aš tai norėčiau čia dar daug klausimų iš šitos atgailos klausimą įvesti, bet čia biški ne mūsų šiandienos tema. Taip, Jeigu kam taip. nors įdomu, tai tikrai linkiu patyrinėti, rekomenduoju patyrinėti šitą temą giliau. Bet vis tiek neišlipant iš šitos temos, tęsant toliau, mes turėtumėm paminėti šventąją dvasią. Aha, taip. Dievo vaidmenį aptariam, Jėzaus vaidmenį aptariam, šventosios dvasios vaidmuo. Na, Jono 16 skyrius. Taigi, mum čia, žinai, kaip pas mus pagal linksniavimą, pas mus gaunasi moteriškoji giminė. Anglų kalboje Taip, nesigauna taip. moteriškai, bet pas mus gaunasi moteriškasis pradas toksai, žinai. Ir tai vis dėlto, ką tu pristatyk mums šventąją dvasią? Gerai, nu kas daugiau pristatys, jeigu ne pats Jėzus, ar ne, kur jisai sako. Jono 16 nuo 7 eilutės, bet sakau jums gryną tiesą. Na, jis ne šiaip savo sako tiesą, bet čia pabrėžia gryną tiesą. Jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neateis globėjas, o nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi, dėl teisumo, kadangi aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Na ir čia toliau dar 12 eilutė, dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi. Ir praneš, kas turi įvykti. Na, pašlovins mane ir taip toliau. Vienu žodžiu, kreips į Kristų, ar ne? Tai yra ves pas Kristų. Taigi, iš tikrųjų, šventosios dvasios paskirtis labai aiški. Kaip iš Petro laiško mes iš pirmo mes žinom, ar ne, tai jis sako, kad būtent šventosios dvasios įkvėpti žmonės užrašė visą Dievo žodį, tai yra visas Dievo žodis šventosios dvasios įkvėpimu užrašytas. Čia Jėzus ją pristato kaip tą, kuri ves mus į tą tiesos pažinimą ir pilnatvę. Ir kaip Jėzus sako, ji pabaigs tai, ką aš pradėjau, ar ne? Aš jums pradėjau, o jinai primindama tai, ką aš jums sakiau, ves į visišką tiesos pilnatvę, tai dar daugiau pasakys. Tai kadangi po Jėzaus buvo jo mokiniai, tai tie mokiniai savo laiškuose irgi plačiai labai dėstė apie tai, ar ne, ir kalbėjo. Ir va tas tiesos pažinimas, tai yra šventosios dvasios įkvėpti jo mokiniai, ant kurių buvo per sekmines, va ta šventoji dvasia buvo išlieta, ar ne, ir jinai vedė juos ir nuolat vadovavo jiems. Tai irgi jos įkvėpimu užrašyti visi tie laiškai, kas padeda mums giliau suprasti tam tikras tiesas. Ne tik tai, ką Jėzus kalbėjo, bet būtent, o ypač Paulius labai daug išdėsto, ką Jėzus dar nebuvo pasakęs arba ką jisai pasakė,
bet jis tarsi komentarų išplečia va, tą supratimą ir pagilina. Tai yra parodo daugiau. Tai yra veda į pilną tiesos pažinimą. Na ir čia dar viena šventosios dvasios funkcija, vėlgi kalbėjom apie tėvo funkciją, ar ne, apie Jėzaus irgi. Ir va šventosios dvasios funkcija, tai būtent, kai jinai ateis, kai jis ateis, tai yra globėjų įvardina, ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Tai yra pirmiausiai šventoji dvasia beldžiasi į mūsų sąžinę ir rodo, kur mes klystam ir kaip mes ką netaip suprantam. Ir Mhm. veda mus ir viena iš pirmųjų, reiškia, klaidų mūsų nurodytų, tai jinai sako dėl nuodėmės, kaip mes klystam dėl nuodėmės. Daug žmonių šiandien klysta dėl nuodėmės. Iš tikrųjų, jie galvoja, kad jeigu nieko neužmušė arba nemelavo arba dar kažką neapvogė, tai jie, tai jie, reiškia, nepadarė nuodėmių. Tai o šventoji dvasia, ypač per Dievo žodį, jinai aiškiai parodo, kad nuodėmė tai pirmiausiai netikėti ir nepriimti gelbėtojo. Tai yra dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi. Tai yra nepriima Jėzų kaip savo gelbėtoją. Iš tikrųjų, žmogus sakydamas, kad jis nedarė nuodėmių ir nenusidėjo, jisai sako, man gelbėtojas nereikalingas. O tai pasirodo pati baisiausia nuodėmė. Dėl ko pirmiausiai šventoji dvasia nori mus įtikinti. Kur šventoji dvasia Senajame testamente? Ką veikia jinai Senajame testamente? Na, nuo pat pirmos eilutės beveik šventam rašte, ar ne? Ir dvasia sklandė virš vandenų. Prisimeni, kai Dievas sukūrė žemę, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Mhm. Na ir va ten dvasia jau sklandė virš vandenų. Tai jau ji ten buvo. Jau ji ten buvo. Daug kur dar kitur jinai įvardinta dabar aš taip pat, jeigu ant smūgio taip ant greitųjų ir nelabai tau prisiminsiu, nors yra paminėta ir, kaip ir sakiau, Ezekielio knygoje yra ir Izaijo knygoje yra apie dvasią kalbama. Na, vienu žodžiu, ne vienoj vietoj. Dvasios pagavoje gal teko girdėti ar ne, arba ant Sauliaus, kada buvo nuleista čia būtent Samuelio knygoje, prisimenė, kai dvasios pagavojais, reiškia, ten pranašavo susitikęs pranašus. Vienu žodžiu, nu, yra tokių vietų, gaila, Ir aš tada nepasižymėjau kyla paskui specialiai. klausimas, Mhm. jo, kodėl Kristus būtent įvardina, kad jisai išeis ir šventoji dvasia ateis. Argi jos nebuvo tada, ar jinai buvo išjungta tada? Na, suprantate. O čia klausimas, kodėl, pavyzdžiui, būtent tai yra pabrėžiama ir įvardinama? Na, jeigu pasižiūrėsi apaštalų darbų antram skyriui, ten būtent va, tas šventosios dvasios išliejimas, prisimeniai, nužengimas ar ne, nužengs ant jų ir, reiškia, nebuvo Taip. niekada tokio veikimo būtent. Tai yra tokio, nu, nežinau, masinio ar ne, su tokio tiek daug dovanų. Tokio nebuvo. Tai būdavo konkretų žmonės, vienam žmogui, pranašui, reiškia kažkokiam konkrečiam, arba karaliui, vat, kaip Sauliaus atveju buvo, reiškia, duota. Tai yra, nu, vat, labai, labai, kaip čia pasakyti, tikslingai, ar ne? Tuo tarpu, va, ta šventosios dvasios išliejimas per sekmines, tai va pirmas toksai aprašymas šventam rašte kai masiškai, ilgam ir galingai, taip supranti, tai yra vat, su tiek dovanų, reiškia, ir su tokiu galingu veikimu. A, Ar malonės laiko, čia gal ne šitą klausimą, kitą užduosiu. E, Mhm. ar žmogus be šventosios dvasios veikimo kreiptųsi į Dievą? Mm. Ne, ne, na, supras teisingai, iš tikrųjų mūsų egoizmas, jis nepripažintų jokio autoriteto virš, nu, virš savęs, reiškia.
O pats šventosios dvasios balsas mūsų sąžiniai, tai yra, kada šventoji dvasia beldžiasi į mūsų širdį, į mūsų protą, veda mus prie Kristaus, veda mus prie Dievo žodžio, skatina ir ragina mus prašyti pagalbos, melstis, ieškoti Dievo galų gale netgi, nes kaip Filipiečiam laiške antram skyriui sako, įsideda ir troškimą, ir veikimą. Tai yra antram skyriui ten berods 13 eilutė. Tai yra iš savo malonės Dievas mums per šventąją dvasią būtent uždega širdyje troškimą ieškoti Dievo. Be šventosios dvasios pas mus tokio troškimo niekad neatsirastų. Nes nuodėmės problema tai yra būtent mūsų egoistiška prigimtis. Tai yra aš pats savo Dievas. O ta pirmoji nuodėmė pradžios 3 skyriui aprašyta. Čia tau tikrai būtų iš šono užduotas toksai klausimas, kodėl tu, pavyzdžiui, neįvardini šventosios dvasios kaip Dievo jėgos, o įvardini kaip asmenybę. Mhm. Na, pirmiausia, Jėzus apie ją, kaip ką mes skaitėm 16 skyriui, Jono Evangelijos 16 skyriui, ten aiškiai kalba kaip apie asmenį, apie guodėją, apie tiesos dvasią, ateis. Ir jis ją įvardina kaip savo vietininką, tai yra kaip tą, kuris vietoj jo bus. Tai yra, akivaizdžiai, tai yra, jeigu, reiškia, ir jis pašlovins, tai rašo apie jį. Dar vėlgi apaštalų darbų knygoje aprašyta tas epizodas, kada prisiminė Ananijas ir Safyrą. Reiškia, reiškia, nusprendžia gudrumu ateiti į bažnyčią ir ne viską ateina ir ne viską padeda prie apaštalų kojų. Tai yra, kitaip sakant, Buvo. jie savo turtą parduoda ir dalį pinigų paslepia, o dalį atneša. Ir tokiu būdu jie tarsi nori tą pagarbą užsitarnauti, kokią pagarbą turėjo visi Jėzaus mokiniai. Tai yra visi tie apaštalų, reiškia, ta pirmoji bažnyčia, pirmieji įtikėjusieji, kuriem buvo vieningi, tuo metu labai jie buvo vieningi, iš tikrųjų. Ir jie užsinorėjo tų palaimų, bet pasiliko savo atsarginį variantą kažkokį, sunku pasakyti, tą jų, reiškia, slėpimą to dalies turto. Ir Petras tiesiai šviesiai paklausė jų ir kada sako, kodėl jūs taip, reiškia, papiktinot dvasią, kitaip sakant, kodėl jūs norit apgauti Dievo dvasią. Ir tiesiai po to tą dvasią įvardina Dievu. Tai, reiškia, jūs Dievą apgavot, reiškia, tai ten tas įvardinimas. Arba, dar tokių vietų daug yra, reiškia, Jėzus, reiškia, kada sako, kai gali dabar, reiškia, kažką kalbėti prieš sūnų, bet jeigu jūs papiktinsit dvasią, tai nebus jums atleista. Tai yra, vėlgi kalba apie dvasios liūdėjimą, reiškia, tai yra nuliūdinti dvasią, arba apgauti dvasią, arba papiktinti dvasią. Vienu žodžiu, tai tokie išsireiškimai, kurie kalba labai aiškiai apie asmenį. Dar yra daug vietų tokių, kur, pavyzdžiui, sveikinasi tas pats Petras, ar ne, kada jisai sveikinasi savo laiške, tuo aš atsiversiu. 1 Petro laiškas. Petras Jėzaus Kristaus apaštalas, pakeleiviams, pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, ištikimiesiems išankstiniu Dievo tėvo numatymu, dvasios pašventinimu, kad būtų klusnūs ir apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Va tokiuose pasisveikinimuose labai dažnai jie išvardinami visi trys. Tai yra tėvo išankstinis numatymas, dvasios pašventinimas ir Jėzaus kraujas. Tai yra Jėzaus auka, reiškia jo kraujas. Ir po to kitur dar tokios, tai yra apreiškimo knyga irgi, jeigu prisimeni, tai prasideda. Apreiškimo knygo irgi toks pasveikinimas nuo 4 eilutės. Jonas 7 Azijos bažnyčioms malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis,
tai yra jau čia kalbama apie tą amžinąjį, ar ne? Tai yra graikiškai tiesiog pasakyta tas, kuris amžinas reiškia, tai yra tėvas, jeigu mes jį vardintumėm. Toliau, nuo septynių dvasių esančių priešais jo sostą ir nuo Jėzaus Kristaus ištikimo liudytojo, mirusiųjų pirmagimio ir taip toliau. Tai yra vėlgi trys įvardinami, čia netgi dvasios septynios kažkodėl tai paminėtos. Na čia vėl kitas klausimas, ten apie dvasią galima daug, yra va, ten konkrečiai Izaijo 11 skyriui tas paaiškinimas, tos dvasios reiškia, kuri, kaip ten jisai labai gerai pasako, išvardina jos savybės, tos dvasios, septynės savybės. Mhm. Matai, nes gaunasi, kad Mhm. mes tėvą įvardinam kaip tėvų, kaip asmenių, žinai, Kristų irgi 100% kaip asmenių, o dvasia mums lieka tokia dvasia, žinai, Mhm. neįrėminta. Taip, taip, taip. Na, va čia žiūrėk, aš paskaitysiu tiesiog. Ant jo ilsėsis, tai yra va tas, iš jiesiais kelmo išauks atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras. Atžala, pumpuras, na čia aiškiai nuoroda į Mhm. Jėzų Kristų, ar ne? Ir ant jo ilsėsis viešpaties dvasia, išminties ir įžvalgos dvasia, patarimo narsumo dvasia, pažinimo ir viešpaties baimės dvasia. Jo džiugesys bus viešpaties baimė. O tie septyni dvasios bruožai savotiškai išvardinti. Tai, nu, tokia septyni pilnatvės skaičius. Tai va dvasios pilnatvė. Čia gerai, žiūrėk, Mhm. mums labai svarbu įvardinti, kad tėvas yra kūrėjas. Lygiai taip Taip. pat labai svarbu įvardinti, kad Jėzus yra išgelbėjimas per malonę, kad Jėzus mus atpirko. Mhm. Ir dabar Ir kiek dvasia globėjas. svarbu, Mhm. Taip. dvasia globėjas, bet kiek svarbus yra trejybės suvokimo klausimas. E, Tai yra mes jau kiek kalbėjom svarbus apie yra, tai. Aha. jo, tarkim, jeigu žmogui kyla klausimas, kad ar Kristus Dievo sūnus, aš manau, kad tai yra be galo svarbus klausimas, kurio negali palikti neišspręsto, Mhm. neištyrinėto. Gerai, nu, Bet jei, jeigu tu atmeti nors vieną iš jų, mes dabar žiūrėjom, tai yra tėvo numatymas, dvasios pašventinimas ir Kristaus kraujas. Na, va, tau mhm. žiūrėk, trys dalykai, be kurių tavo išgelbėjimas neįmanomas. Gerai, tėvo numatymų, bet be dvasios pašventinimo tau nėra, ar ne? O kitaip sakant, tavo ugdymo, ar ne, va, to atskyrimo nuo pasaulio, tai yra va, to dvasinio augimo tavo nėra be dvasios. Gerai, jo, bet jeigu žmogus atmeta, kad dvasia tai yra asmenybė, Mhm. ką tai keičia pas jį? Gerai. Jeigu tavo žmona tave atmestų kaip asmenybę, ką tai keistų tavo gyvenime, man pasakyk. Nu, priimtų tavo atlyginimą, reiškia, nu, tu galę tam tikrą duodi. Nu, galbūt tu ten kažką pasitarnautum, reiškia, ką tu namuose darai ir taip toliau, bet kaip asmenybės tavęs nepriimtų. Nu, maža ką, vat tavo funkcijos viskas tvarkojo, kaip asmenybės tavęs nepriimtų. Nu, kaip vėjas, žinai, va, lapus supučiau, Kaip vėjas supučia. Jo, jo, lentas kaip prikaliau. vėjas. Būtumėm vėjų, tiesiog ir vėjų. Na, iš tikrųjų, dvasios klausimas, nu, toks pats slidžiausias, ko gero, nes jeigu Jėzų, tai dar galima kažkaip įrodyti, kad vat, iš tikrųjų jo aukos vertė, tai vat, būtent Dievo aukos vertė iš tikrųjų. Tačiau dvasios, ji tokia paskutinė. Ir žinai, ją nėra kam pagarbinti, ar ne? Nes dvasia, sako, Jėzus ten aiškina, dvasia, ji reiškia kalbės, ji mane pagarbins vienu žodžiu. Tai yra įprimins jums, ką aš esu jums sakęs ir jinai pagarbins mane. Pats Jėzus, mes žinom, pagarbino tėvą, ar ne? Ir prašė tėvo pagarbinti jį. O dvasia tarsi nėra kam pagarbinti. Ir šitą prasme, kada mes pažįstam, supranti, kai mes pažįstam Dievą daugiausiai iš švento rašto ir žinom, kad dvasia įkvėpė šventą raštą, tai yra, va, ta dvasios įkvėpimu šventas raštas buvo parašytas. Tai savotiškai mes jį, kaip čia pasakius, taip, nu bent aš savo tokią išvadą padariau. Dieve, va, Dievo asmenybėje, ar ne, niekada tėvas negarbina savęs, jis garbina sūnų. Sūnus garbina tėvą ir nukreipia mus prie guodėjo ir prie dvasios. Dvasia garbina ir tėvą, ir sūnų,
Bet kadangi mes, sakau, iš rašto tik tai pažįstam Dievą, tai gaunasi, kad ją tarsi ir nėra kam pagarbinti. Nes jis Bet savęs jeigu, negarbina, kaip ir Dievas iš vis pats savęs negarbina. bet tu pasakei prieš tai, kad jeigu ne šventoji dvasia, mes neitumėm į atgailą iš viso. Būtent. Būtent jos darbas nepastebimas, supranti, jį savęs neakcentuoja. Šventam rašte jį savęs neakcentuoja. Kada jinai kalba į mūsų sąžinę, į mūsų mintis, į vat, žadina mūsų atgailai, ar ne, ji irgi nesako, nu, o čia aš tau dvasia sakau. Ne, jinai sako, bėg pas Kristų, bėg pas jį. Pas jį yra išganimas, jo auka, jo kraujas nuplaus tave. Ir supranti, tarsi ji dirba ne savo, jinai visą dėmesį mūsų nukreipia ne į save. Va tai ir yra Dievo bruožas. Ir supranti, kalbant apie iš vis apie tą mūsų žmogišką supratimą, tai aš irgi savo kažkada atradau va tą Jėzaus žodžius pasakytus dabar, kad prisimint, man atrodo, 20, mato 20 liktai skyriui. Morkaus. mm, Aha, va, atsiverčiau, mato 20 skyrius nuo 25 eilutės. O Jėzus pasivadinęs juos pas save, tarė, jūs žinote, kad tautų valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Supranti? O čia dangiška tiesa. Iš tikrųjų, mes viską vertinam taip. Nu tai jeigu jis svarbi į asmenybė, tai turėtų kažkur tai apie save būtinai pasakyti. Bet ji kalba tik apie Kristų ir apie tėvą. Nuolatos nuo savęs ji tarnauja, ji kalba tik apie juos, supranti? Ir va čia Dievo pagrindinis bruožas, jisai tarnas, jisai tarnauja ir niekada neprašo savo garbės, jis garbę suteikia visą vienas kitam, ar ne? Tai yra nukreipia visą garbę į kitą. Ir čia vat būtent Jėzaus žodžiai mums turėtų būti apie dvasią labai svarbus. Jis pabrėžė, Jono 16 pabrėžė jo svarbą, kad ji praktiškai ir bus ta, kuri kalbės jums, ta, kuri ves jų į visą tiesos pažinimą. Be jos jūs, bet be to globėjo, jums šansų nėra. Tai jis ir nukreipia va tą mūsų dėmesį į ją. Jinai į save mūsų dėmesio niekad nekreips. Jeigu mes Pameni, paimtumėm tą, dar 18 taip, skyriui irgi Jėzus yra apie tai pasakęs, apie tą vat, supratimą, sako, iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi, kas pasidarys mažas kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Tai vat mums nurodymas tapti nuolankiais. Ir tada mums ir dvasia problemų nekels, ir Jėzus problemų nekels, jo dieviškumą, supranti, mums reikia tapti mažais, mes tada busim linkę mokytis, o ne kitus mokyti. Ir nepriešginiauti, ir nesiskaldyti, o ieškosim vienybės, kaip Jėzus mus kvietė būtent į tą vienybę. Ir čia dvasios funkcija yra pati svarbiausia, aš manau. pranašystės į tą vietą, žinai, kur bus momentas, kai jau viskas, jau kas šventas te pašventėja, kas blogas te pablogėja. Taip, apreiškimo 22. Jo, ir tenai tokia mintis buvo, kad ta šventoji dvasia tiesiog, jos veikimas bus nutrauktas nuo tų, kas neatsivertė ir bus visas veikimas perdėtas ant tų, kas ieškojo Dievo, kas atsivertė. Ir Amen, bus, amen. ir bus dvasios išliejimas, bet kitiem jos bus dvasios nutraukimas. Ar teisingai aš neinterpretuoju, ta prasme, kiek pamenu. Taip, 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 būtent tai yra va, tas malonės laiko pabaiga, reiškia, ir jeigu jau kas, reiškia, priėmė dvasios balsą, tam jinai dar daugiau atvers protą. Kas priima ją ir jos paguoda, jos globą, kas priima jos tą vedimą į tiesą, tas dar daugiau ir giliau pažins ją. Ir pažins būtent iš jos tarnavimo, ji niekada, sakau, nekalbės apie save per daug. Nu, paminės trumpai, kad va, yra toksai, reiškia, tokia asmenybė, reiškia, kuri
rūpinasi mumis, kiekvieną akimirką rūpinasi mumis ir veda mus būtent prie Jėzaus kojų. Bet čia baisus dalykas, Vytautai. Tai reiškia, kad mes pas Dievą net ne savo, kaip sakyti, ruoštų einam, ne savęs paskatinti, ne iš savo taurių savybių mes einam pas Dievą. Ne iš savo išmąstymų, kad va, permaščiau, pagalvojau, taip, noriu eiti pas Dievą. Ne iš to. Reiškia, jeigu mūsų neveikia šventoji dvasia, tai mes niekur mes nebeinam. Viskas užkietėja širdis ir pasidarai pats savo ponas. Taip, taip, Suprantate, ant kiek mes suprantu. nesavarankiški esame, gaunasi, kad visiškai. Taip, čia, žinai, yra tokia labai gili diskusija, vat jeigu teko girdėti turbūt klausimą, iš kur ateina mūsų mintys? Kas mūsų minčių autorius? Žinai, mokslas iki šiol neįvardina, iš kur mūsų mintys. Yra tam tikra mūsų patirtis, ten neuronų, Mm. reiškia, jungtys, reiškia, tam tikros, tam tikrais klausimais susijungusios, reiškia, mūsų patirtyje ir taip toliau. Bet vėlgi, ta patirtis iš kažkur tai ateina. Ir kažkas tai įdeda mums mintis, ar ne? Mesgi, kai klausomės, savo nuomonę sudarom, reiškia, arba apmąstymus kažkokius darom, mes galim tik tai geriausiu atveju kažkaip tai manipuliuoti tą informaciją, kurią mes jau gavom. Tai yra mūsų protas gauna informaciją ir vat, ją stumdo iš vienos vietos į kitą, lygina su savo patirtimi ir taip toliau. Tai vat kada ta mintis ateina ne iš mūsų, tai yra vat, ne iš mūsų patirties, nes iš tos informacijos, kurią mes paėmėm, bet ateina mintis visiškai nauja, kur tau niekad nebuvo ir iš niekur tu negalėjai tai sužinoti ir taip toliau. Tai vat ir yra tas dvasios veikimas, kai pasakyta, kad jis reiškia duoda mums troškimą ir veikimą. Tai yra duoda mums troškimą į mūsų širdį, kažko siekti, kažką keisti savo gyvenime. Kodėl mes taiga nusprendžiam, kad kažkas tai blogai, kažką mes ne taip darom, iš kur va tas mūsų sąžinės balsas ir taip toliau. Iš dalies, aišku, tai yra kažkas įdėta iš tėvų, ar ne? Šiandien tai dažnai vadinama kompleksais, ten reiškia mums prikūrė visokių kompleksų, visuomenė, tėvai ten ir taip toliau. Bet iš tikrųjų sąžinė jautri kažkokiam tai balsui, kuris sako, negerai darai. Neteisingai kažką pasakėjai, nuskriaudėjai žmogų, padarai kažkam tai blogą. Tai yra kažkokie tai balsai, va kažkokios mintys ne iš mūsų. Taip kad minčių Yra autorystė tas. tokia. Jo, aš girdėjau irgi tos apmąstymus, ten tokia filosofinė studija buvo, o Mm. kas aš esu, ar aš ir esu mano mintis, žinai, o kad kūnas man tik duotas disponuoti, žinai, na, ta prasme, kaip indas, kuriame aš patalpintas, vienoks ar kitoks esu, žinai. O kas aš iš tiesų esu, žinai, tada visi ten nupaišo tik tavo smegenis, žinai, va čia tu ir esi tavo smegenis, tu tik tai, žinai. Taip, Ir taip, taip. jo, ir kai pradedi įsigilinti, žinai, kas yra, mes dažnai užsimirštam ir pervertinam savo esybę. Mums atrodo, kad mes esam, kaip sakyti, tokia pasaulio bamba, žinai, nu, ta prasme, apskritai nieko neturiu asmeniškai, bet patys žmonija apskritai, žinai, aš galiu viską, žinai, kol, Taip. kol, kol neslenka koks akmenukas per inksto kanalą. Ir tada, Taip, 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 taip. Ir tada viskas, baigėsi. Ar ne? paslikas guli ir baigęs tavo viskas. Jo, ir tas toksai, žinai, aš čia viską atlaikysiu ir iš tiesų užsimiršta, nepagalvojam, neapčiopiam to iš tiesų trapumo tos savo egzistencijos. Ir Taip, neįžvelgiam ir galvojam, vat, kad aš renkuosi Dievą. Tai ar mes renkamės Dievą, ar Dievas renkasi mus, žinai? Ta prasme, jeigu Dievas nenorėtų mus, mes pas jį net nesugalvotumėm kreiptis. taip, taip. Jis ieško žmogaus ir čia raštas apie tai labai tvirtai ir labai aiškiai sako. Mūsų čia jokio nuopelno, jisai, nu, galbūt tiek, kad mes atsiliepiam ir patikim, ar ne, nors ir tikėjimas iš tikrųjų iš jo, jo Gerai, dovana, ar ne. aš tau tada į temą klausimą. Mhm. Jeigu jie trys taip veikia, šauniai, toks šauni komanda, šaunus vienis, Aha. kodėl mes turime eiti ir nešti Evangeliją? Kodėl iš vis Evangelijos nešimas yra sukurtas toksai dalykas, paliktas mums, kai galėtų šventoji dvasia visus sukviesti ir visiems duoti bendrus sapnus, bendras mintis ir, na, tu pats supranti. Na, Kodėl tai vienas, įdėtas toks sunkus darbas, kuris yra taip sunkiai mums kaip žmonėms išpildomas?
Iš tikrųjų labai paprasta. Taip. Jėzus pakvietė mus į Dievo šeimą. O Dievo šeima kuo užsiima šiuo laikotarpiu? Mes ką tik O, išsiaiškinom. augi, Žmonių gelbėjimu. augimu. Taip, augimu. Žmonių gelbėjimu užsiima. Tai jeigu mes ateinam į Dievo šeimą, tai mes įsijungsim į to šeimos darbą, supranti. Tai yra, jeigu Dievas pakvietė mus į savo kūną, į savo šeimą, tai jisai iš karto duos mums darbą. Ir tai yra, nu kaip pasakyti, tai ir yra požymis, kad mes esame Dievo šeimoje, kad mes esame Dievo šeimos nariai. Gerai. Jeigu Ar tu, nori būti Dievo šeimos nariu ir nenori nešti nieko ir tarnauti niekam, ar ne? Tai kažkas su tavimi ne taip, tada tu dar ne Dievo šeimoje. Nu, supranti, tai yra du. va šitą ir norėjau paklausti. Tai jeigu tu, dažnai aš matau dabar šiuo ypač momentu, kai ten planuoja, kad kriptovaliuta labai kils, aš Aha. matau, kaip daugelis ten kažkam, kam pasisekė, žinai, ten visus, kad skatina ten, visus, kad skatina investuoti, žinai. Dabar, kaip aukso gabalą radę, žinai. Ir aš galvoju, nu tai lygiai taip pat su krikščionybė. Jeigu tau nėra to noro žmogui praneš, kad žiūrėk, kokį aš radau, esmę aš radau, tai gal trūksta tikėjimo, ar Būtent, kad atgimimo, mes ar esame ko Dievo trūksta? vaikai, kad mes esame jo šeimos nariai. Mums trūksta tada tikėjimo, tada mes neatradom lobio, kitaip sakant. Nu, bet tai reikštų, kad mums jau gyvent kitoj realybėje, Vytų. E, Jeigu tu, ta prasme, eiti ir skelbti dangaus karalystę reiškia atsijungti nuo šitos realybės ir aktualijų. Tik tai tada nuoširdžiai ir skelbsi, kada atsijungsi nuo šitos realybės. Tai Taip, yra taip iš gaunasi. tikrųjų, nes tikėjimas, tai va tikėjimas, prisimeni Hebrajam 11.1, ar ne? Tai yra tikėti tuo, kas nesimato dar, bet mes jau tuo gyvenam. Tai yra, va, ta mūsų, mums jau ta viltis yra reali. Nors mes jinai žinom, kad jinai bus ateityje, bet mums jinai jau reali. Tikėjimu jinai tampa mūsų šiandieną. Tai yra, va, ta būsima ateitis, tikėjimu jinai tampa šiandieną. Ir aš, va, tame džiaugsme gyvendamas, aš aišku ir dalinuosi tuo džiaugsmu. Tai yra noras pasidžiaugti kartu su kitais, nes, nu, pameni, kaip mes kalbėjomės, reiškia, nu, jeigu iš tikrųjų tu turi kokį nors hobį ar ne, bet neturi su kuo pasidalinti, tai, tai tu jo neturi. Nu, jeigu nėra su kuo dalintis, tai praktiškai mes o tai džiaugsmais, kuriais dalinamės, iš tikrųjų rodo, kad mes jais džiaugiamės. Tuo, kuo mes nesidalinam, vadinasi, mes ir nesidžiaugiam. Tai mumise įdėta vėlgi ta dieviška, va, tas bruožas dieviškas, reiškia, kuris nuo kūrimo pradžios praktiškai mumise sėdi. Tai gal kažkaip dabar iškraipytas jis truputį. Priminėjai man tokį, ne anegdotas, bet toks pajokavimas, Mm. kai pasibeldžia į duris, sak, tuk, tuk, žinai, žmogus iš už durų, kas ten? Mirtis. Nu ir ką? Nu ir viskas. Žinai. Ir viskas. Jo. Jisai Ir tokia, vat, viskas. priminė tą visišką tą tokią tuštybę, žinai, tą tokią egzistencijos tuštybę. Iš tiesų, žinai, aš pagalvojau dar toksai momentas, žmogus randa kažkur kokį pigiai kumpį nusipirkti, žinai, apskambinėja visiems kaimynams, sako, tenai pigiai kumpius išpardavinėja, žinai. Na, ta prasme, toksai labai paprastas, žinai, mes turim Biblijoje daug tokių pavyzdžių, kur ten kažkas kažką atrado ir ėjo visiems pranešė, žinai, ar ne? Kiek džiaugsmo, žinai. Bet iš Kur tiesų, tavo tai jeigu, turtas, ten tavo širdis. Ten Jėzus tai pasakęs, prisimeni, kur tavo turtas, ten taip, tavo širdis. tai jeigu tau, bet tu supranti, koks tai čia gaunas momentas, jeigu tau nekyla natūralus noras skelbti Dievo karalystės, reiškia, tu kažko arba pats nepatikėjai, arba tau kažko trūksta, mielas draugė. Taip. Kažko prašyti reikia dar tada. Reikia kažko prašyti atkakliai. Pats gal netiki, žinai, nu neįsigyvenai tuom, arba laikaisi dar šio realybėje įsikibęs. Toksai Jo, labai, labai asmeninis, čia, žinai, asmeninė sunki tema iš tiesų pasakyčiau. sunki, sunki. Gal jo, nuo šiandien temos biški nukrypt, čia labai plati tema iš tikrųjų kalbant, nes ten irgi trūksta, žmonėm kitiem trūksta žinių elementariai, o kaip tai padaryti. Mato, kad nelabai veikia, pabando tuo džiaugsmu dalintis, gauna į, kaip sakyti, į kramę ar ne, tai yra nelabai išeina, pasirodo viskas netaip paprasta ir kaip čia dabar taip yra, kodėl taip gali būti. Čia aš tau pasakysiu, o čia labai paprasta. Aha. Gyvenk pats savo šiandieną, tarsi dangaus karalystėje. Ir kas reikės, pastebės.
Atves Gali Dievas būti ir tų taip, žmonės. taip, taip. Taip, nu sakau, Gerai. čia tema Taip. kita, Čia, nenulyskim. gerai, bet mes ją atėjom tuom, kad šventoji dvasia taip veikia, kad be šventosios dvasios veikimo nieko nevyksta. Tai vienu Mhm. žodžiu, ir aš tai, pavyzdžiui, labai dažnai matau tą kliuvinį tokį mums, suvokiant Dievą, kad mes norim jį susistematizuoti, supaprastinti ir pritraukti prie tam tikrų alegorijų mūsų gyvenime matomų. Padaryti jį suprantamą. Taip, paprastesnį, sudėti dėžutės. Suprantama, taip, taip, taip. Tai čia Mm. ir iš tikrųjų yra didžiausias iššūkis, kaip kažkada tai girdėjau įprotingą mintį, sako, jeigu mes paaiškinsim Dievą, tai jis nustos būti Dievu. Tiesiog tada mes būsim Dievai, ar ne, nes mes jį paaiškinsim. Nu, kitaip sakant, tai biški, nu, neteisingas pasirinkimas. Jo, įdomus tas dalykas. Aš šią savaitę kaip tik turėjau diskusiją irgi, kur žmogus sako, jeigu aš būčiau Dievas, aš daryčiau taip ir taip ir taip. Ir aš galvoju, kaip kvaila žmogui svarstyti, jeigu jis būtų Dievas. Nu, dabar, tai yra taip, netgi sakyčiau, šventvagiška. Prasme, nu kaip tu gali svarstyti? Skrusdėlė sako, o aš būčiau žmogus, tai aš daryčiau taip ir anaip. Tu visiškai kito kalibro esi Jo, kūrinys. čia grinai šėtoniškas pageidavimas. Tai yra Jėzus, tai yra šėtonas prisimenė, nu, Luciferis ar ne, arba aušrinė, aušros sūnus, o tas, nu, vėlgi Izaijo 14 skyrius apibūdintas ar ne, jisai norėjo pritapti, būti lygų su Dievu. Nu, jis norėjo tapti Dievu. Tai vad jeigu aš noriu būti Dievas, tai iš esmės manyje užsimesgė tas pats pageidavimas kaip pas Luciferį, kuris buvo va, tas šviesos angelas, jau tapo šėtonu, tai Ar yra Dievo nėra, priešininku. ar nėra, kad šetonas norėjo būti Kristaus vietoje? Amen. Teisingai. Teisingai, Kristaus jis norėjo būti lygus su Dievu. Kitaip sakant, jis norėjo būti va to šeimos dalimi. Tai yra lygus. Ir aišku, pastumti į šoną Kristų, nes jo troškimas sunaikinti ir pasireiškė tuo, kad jis nukreipė visas savo jėgas, kaip sakoma, šitoj žemėje visus sugundytus tuos žmonės, įdėjų į širdį va tą troškimą sunaikinti Jėzų. Tai yra Jėzaus nukryžiavimas, tai jo iniciatyva. Jo iniciatyva. Gerai. Rezumuojant, rezumuojant šiandienos temą, šiandien trejybės temą tokią paliestą Dievo visumą, Mhm. sudedamasis dalis Dievo, žinai. Taigi, porą sakinių, Vytautai, rezumuojant. Na, rezimiuojant, aš norėčiau tiesiog perskaityti vieną vietą rašto. Daugam jinai žinoma turbūt, bet čia kaip niekur kitur atsiskleidžia, aš sakyčiau taip, šita vieta, ko gero, sujauks tiem, kurie abejoja, sujauks protą visiškai, o tiem, kurie jau galvoja, kad viską žino, e, nustos galvot, kad jau viską žino. Taigi, Izaijo 9 skyrius nuo 5 eilutės. Juk kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, jis bus mūsų valdovas, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu, dabar ir per amžius. Galybių viešpaties narsa tai įvykdys. Jeigu dar kažką paaiškinom apie tėvą, sūnų ir dvasią, tai aš manau šitą citatą supainioja žmonės galutinai. O tame ir Aš, pasireiškia Dievo vienybė. aš manau, kad tai yra nuostabi galimybė ir būtinybė kiekvienam asmeniškai atsiversti raštą ir tyrinėti šitas Mhm. temas. Taip. Nes vis dėlto kiekvienas asmeniškai stos prieš Dievą su savo visom asmenukėm, asmeniškais dalykais. Mhm. Todėl norint atrasti tikrąjį džiaugsmą Dieve, turi pats jį ir surasti savo asmeniškai. Amen. Amen. Juo labiau, kad jis kviečia kiekvieną ir beldžiasi į kiekvieno mūsų širdį. Mm. Ačiū tau, Vytautai. Ačiū žiūrovai ir klausytojai.
Ačiū tau už tokią karštą diskusiją, už daug labai tokių įdomių klausimų, kur aš kai kur ir nebuvau pasiruošęs, bet aš tikiu, kad nu, kažką nelabai suklaidinom žmonės. Taip kad, Ne, aš tikiu, kad iš tiesų klausimų žiūrovom dar daugiau kyla aha, ir jeigu tikrai turit svarbų klausimą, galite bet kada parašyti komentarą arba klausti tiesiai pastaros arba nerti Bibliją ir tyrinėti vieną ar kitą temą. Palaimintos jums savaitės ir iki sekančių kartų. iki, sudėjau. Sudėjau.